Na ir pigių akcijų pirkimas, čia aš turiu mini pigių ne tai, kad kaina mažesnė už vertę realią, bet pigių, pavyzdžiui, akcija kainuoja 10 centų arba ten 20 centų, kai ten jos tam nominalas buvo litas ar dar daugiau. Tai tokios akcijos yra, tiesiog yra žmonių, tokių azartiškų, mėgstančių didelę riziką, kurie galvoja, nu va, akcija kainuoja 10 centų, o jeigu bus litas, nu, tai kiek aš 10 kartų uždirbsiu. Bet problema tame, kad jeigu pirksiu už 10 centų, tai greičiausiai bus kaina 0 greitai. Bus greičiausiai, jeigu kainuoja 10 centų, tai taip yra ne priežasties ir ta bendrovė galbūt ten bankrutuoja, reikia pasidomėti. Gal ten jau visai, ten, reiškia, žmonės streikuoja, kad negauna atlyginimų, reiškia, tai žinai, verta pirkti tokios bendrovės akcijų. Tai geras pavyzdys būtų Lolitos tekstilė, kai ten jinai buvo biržų ilgą laiką, ten jau ta situacija buvo liūdna ir ten jinai merdė, ten ta kaina buvo 10 centų, 11 centų, 10 centų, 9 centų, 10 centų. Žinai, ilgą laiką ir galiausiai bankrutavo, nes ten buvo pakankamai beviltiška bendrovė. Tai galbūt tiek būtų apie tas klaidas tokias dažniausias. Klausimų gal? Dar nėra, nes dauguma turbūt dar būtų nepadarę akcijų biržose. Na ir pergalingos strategijos, kada geriausia pirkti ir kada galima daugiausiai uždirbti, tai pirkti akcijų, kai paskelbiamos teigiamas naujienos apie bendrovę, be abejo. Tai, aišku, kai manai, kad tos teigiamas naujienos dabar yra esminės, kurios gali, iš tiesų keičia situaciją. Galbūt tai yra tęsami, būtent metai, galbūt bendrovė, pavyzdžiui, jinai dirba nuostolingai, jinai pradeda dirbti pelningai, ar matosi, kad jau to nuostolių nebėra ir iš tiesų tos naujienos patvirtina, kad tam sektoriui situacija atsigauna ir taip toliau. Bet aišku, kai paskelbiamas teigiamas naujienos, dažniausiai kaina kyla akcijos. Tai reikia žiūrėti, ar tas teigimas jis adekvatus. Jeigu akcijos kaina labai užkyla, tai gali priešingai, gali kaina koreguotis po kurio laiko. Tai yra reikia vertinti, kiek tos naujienos yra svarbios tai bendrovei ir kiek yra ilgalaikės. Akcijos nepakankamai vertintos, tai čia aišku yra turbūt svarbiausia priežastis. Mes norime pirkti pigiai, tai jeigu mes nustatym, kad akcijos nepakankamai vertintos, tai mūsų manymų jos vertos daugiau, tai tikrai verta pirkti. Aišku, dar pasižiūrėjus, ir momentas, kad būtų geras rinka, kad nebūtų rinka visai krentanti. Ten krizė įkaršti, viskas krenta stipriai, mes čia optimistai, čia gera akcija, aš manau, kad čia, tai irgi galbūt neverta taip stačia galva, bet jau jeigu pirksim mes pigiai akcijas, tai daug šansų, kad uždirbsim, gal tik tai palaukti reikės, jeigu kaina kurį laiką kris. Sektorius, jeigu išgyvena pakilimą, tai aišku, svarbu, kad tas sektorius, kad tai būtų ne situacija, kai tas sektorius, tarkim, buvo bangos jau porą metų, to akcijų kainos užpūstos ir tada mes perkam. Ne, tai reikėtų, kad iš tiesų sektorius būtų aiški perspektyva. Tai, pavyzdžiui, Lietuvoje dabar atsigavo, jau 9 metais atsigavo, tarkim, baldų medienos pramonė. Tie patys pieninkai 9 metais. Tai yra, tie sektoriai atsigauna ir, tarkim, baldų pramonė iš tiesų labai gerus rezultatus rodo. Tai pastebėti tokias tendencijas ir galim to pasinaudoti. Galima netgi investuoti, kai sektorių nuosmukis, bet bendrovė yra sektorius lyderė, tada čia daugiau toksai tolimas šūvis, reikės galbūt ilgiau palaikyti akciją, bet jeigu bendrovė yra sektorius lyderė, jeigu jinai neturi daug skolų, tai daug šansų, kad jinai išgyvens tos blogus laikus. Žymiai daugiau, negu tai yra, tarkim, maža bendrovė, kur ten kažkokia maža nišą tam turi, ar nišys neturi ir, tarkim, turi daug skolų. Tai lyderiai, kai jie dažniausiai išgyvena tus nuosmukius ir tada esant nuosmukiai gali nusipirkti pigiai tų akcijų. Tai yra taip, o pigiai nusipirkti tai yra turbūt svarbiausias kelias į pelną rinkoje. Būtent tas pirkimo momentas, kaip ir Kiyosaki sako, svarbiausia yra būtent pirkimas sėkmingas. Todėl parduoti ten su pelnu jau daug proto nereikia, bet nupirkti gerai. Iškai pigiai, tai iš tiesų reikia pasižiūrėti, pasinagrinėti.